Anksti žydį. Tada, sakykime, čia yra sausa. Aišku, jeigu visi lips bus blogai. Jeigu aš nelips, nieko labai blogo. Taip, čia yra beržis. Čia yra spanguolių. O šitas šakutės. Čia dar ne kiminai šitoj vietoje. Kiminai va čia. Ir va, sakysime, iš kiminą išrausiu. Tai jis neturi šaknies. Ir realiai gali kiekvienas pačiupinėti. Jos naudodavo, dėdavo tarp rastų. Jis turi antibakterinių savybių ir labai sugeria iki 20 kartų daugiau vandens negu pasveriam. Ir šitą jį dar naudodavo kaip vatą. O varnauja dėl to, kad valgo? Nu, pas mus jį tipo nevalgoma uoga, bet paskui, kad Islandijai valgo. Nuo gailių galvas vaista, o vaivorai apkartinami. Kanalo mes matome sudėtos lankėlės, kad vanduo neištekėtų, nes vienoje pusėje medžiai mažesni, kitoje pusėje aukštesni. Šlapesnė vieta, ten ir švylių iš karto atsiranda. Dabar matosi, vieni kanalai taip eina, o kitas va taip eina. Ir iš visų pusių iš pelkės surinkinėja vandenį. Čia vat parodyta kažkiek tai tas pats senoviškas durpių kasimas ir po to kaip atstatinėja tuos kanalą, kad čia dar gaisras buvęs kažkada prieš 7-8 metus. Tas takas buvo gerokai trumpesnis. Pradeda gailiai žygiuoti. Tokia giesmelė dabar iš pelkės pusės. Tai čia miškinio kalviuko giesmelė. Aš tas. Telefoną paleisiu.
kokia apie 70-80 metrų tokius. Matom vienoje pusėje kiek vandens ir kiek kitoje pusėje vandens, ant kiek efektyviai. Krapelį. Aš ten faktiškai turėjom, tai ir matau. Vėjukas buvo. Nematau. Geltonas startas. Geltonas startas. Kas toksai? Geltonoji starto patelė. Ja, tu parai. Ant buvo vienoj pusėje apie 20 cm aukščiau negu užtvarą. Bet ta užtvara tokia nelabai aukšta, taip ne. Tai neaukšta, bet tas 10 arba 20 cm skalelė. Arba medžiai varžai auga didelį, arba jau užkūpė žemų. O tokios skalelės gali būti po 30-40 metų. Tetervinų yra ten ant Faktiškai ne. Nėra, tai biškai pasenė ta informacija ten. Ja, pasenė puolint vilnių, nesino karą eismo. Tetervinai labai prasta situacija, turbūt per 30 metų mes turim 10 procentų. Jeigu tur dažnų pokyčių, augaliukų yra įdėta, dalį jų paskau ir... Daug jų, net truputį. Truputį. Truputį žekas. Ja, bet čia net ne visi netgi teisingai sudėta. 20 vienetų netgi. Ja, dabar žiūrėkit, kas yra su aukštapelkė. Šiek tiek ir pavadinimas sufleruoja, kad aukšta pelkė. Tai aukštapelkė iš principo
centras būna netgi iki 5 metrų pakilęs į viršų negu kraštai. Kraštuose būna vanduo, o pačiam centre durpių kalnas, bet kadangi tai yra vis tiek labai šlapia, sulaiko daug vandens, tai būna ir ežeriukai dar susiformavę, bet jie būna gilus. Ir šitą, tai va šitą atsargiai čiukliušys irgi gilus. Tai yra, nu, kaip pietuose būna dykumos. Bet būna ir kaip aukštapelkės, tai yra labai skurtus. Labai mažai maisto. Bet tos rūšys, kurios gyvena, jau turi susitaikyti. Ir norėtų tą draustinį dar kažkiek dar daugiau nukasti to. Bet gal nepavyks. Ir kur vis aukštesnė vieta, iš karto būna medžiai aukštesnė, buvo pas medžiai. Visos aukštapelkės, nu, jos yra labai skurdi aplinka. Jei per dieną, nežinau, perinčius paukščius darai, tai ten apie 30 rūšių tik tai surenka. Pačioje vidury aukštapelkės, pakraščiuose jau yra, bet vidury aukštapelkės labai liūdna. Koks pievinis kalviukas, klišioji medšarkė bus.